Sveiki, tai šiemet kaip ir kasmet atvykstam į IVA 2025, apžvelgsim visas naujienas ir pristatysim, ką gero šiemet pristato paroda. Pirmą kartą šioje parodoje esame lankėsi prieš 10 metų, šiandien po 10 metų ši paroda atrodo visiškai kitaip ir joje dominuoja termovizoriai. Kas anksčiau būdavo ginklai ir klasikinė optika, tai šiai dienai tai yra termovizoriai. Ir visa salė, pati labiausiai apkrauta salė, tai yra termovizorių salė ir čia konkuruoja visi patys pažangiausi gamintojai, o mes esam šiandien Knockpix stende ir apžvelgiame visas naujienas, kągi mums pristato Knockpixas. Tai pasižiūrėkime. Tai pirmiausia, kažkiek prie netradicinių taikiklių, tai turim naujieji Slim modeliai. Tai yra Rico taikikliai, kurie turi netgi 75 mm lęšį, kas yra labai didelė distancijai skirtas prietaisas. Galime pereiti prie klasikinės formos taikiklių. Tai štai čia turime Ace S60R, kas yra naujausias gaminys su integruotu tolimačiu į lęšį. Tai yra naujiena iš Knockpix, kad dabar naudodami savo monokuliarą ir matuodami atstumą, tą atstumą galite perduoti į savo taikiklį ir taikiklis automatiškai paskaičiuos balistiką, nors jei jūs ir neturite integruoto tolimačio savo taikiklyje. Tai yra didžiulė naujiena medžiotojams ir tai palengvins nuo šiol darbą, net jeigu ir neturite viename iš prietaisų integruoto tolimačio. Pasižiūrėkime taikiklius. Čia karščiausia naujiena ir labiausiai norimas taikiklis rinkoje. Geriausia, ką šiandien turi termovizorinis pasaulis, tai yra Ace S60R. Tai toks taikikliukas, klasikinės formos, visiškai taip pat atrodantis prietaisas ir net nepasakysi, kas tai yra, o tai yra L35 taikiklis, kuris atrodytų kaip premium produktas turėtų būti brangus, bet šiai dienai jis kainuoja tik tai truputį daugiau negu 2000 eurų. Kas premium klasės produktai, tai yra tikrai nedidelė suma ir šį prietaisą galėsite naudotis tikrai ilgai ir jis bus patikimas partneris net ir dideliam distancijom, nors atrodytų, kad taip nėra. Ir dar vienas dalykas, jeigu naudojate tokį prietaisą, kuris neturi tolimačio, tai jis turi balistinį kryžių, kuris yra adaptuojamas pagal jūsų šovinį, pagal jūsų turimą ginklą. Taip pat jūs galite naudoti ir monokuliarą, kuris turi tolimatį, ir tą tolimatį panaudoti balistiniam paskaičiavimui. Tai yra didžiulis privalumas ir šiai dienai netgi neinvestuojant didelių pinigų galite turėti balistiką ir visus geriausius privalumus naudojant Knockpix. Štai ir gaido nauji produktai, šitokie mažyliai, nebrangus, patikimi medžiokliai iš bokštelio ir netgi su tokiais sprendimais, kur turi liečiamą ekraną. Tai tikrai įdomus variantas. Gal jeigu medžiojate su vaiku, tai visai būtų smagi idėja dovanai. Gal dar daugam nėra gerai žinoma, tačiau tai Knockpixas tai yra antra versija Infireus, turintis antros generacijos sensorius ir tai leidžia šitam prekiniam ženklui perkopti į premium lygį. O jo patikimumą ir pasirinkimo galimybės tai galim užtikrinti mes, nes esam atstovas 3 Baltijos šalyse, kas leidžia mums pilnai koncentruotis į šį produktą, dirbti su juo, tiek pat su jo po garantiniu aptarnavimu ar garantiniu aptarnavimu. Tai jūs esate saugus, galite medžioti, galite pasitikėti tuo produktu, o jeigu kiltų klausimų ar ištiktų kažkokia tai bėda, mes visada esam čia vietoje šalia ir turim pasiūlyti visą sprendimą. Ne tik tai atvežti ir parduoti, bet galim užtikrinti ir pasirūpinti visą laikotarpį ir dar daugiau, kol jūs naudositės tuo produktu. Tai yra daugiau negu tik tai prietaiso pirkimas. Tai yra visas paketas naudų, kurias tiesiog gaunate. O pats produktas jums atneš malonumą, atneš užtikrintumą
ir pamatysite, kaip su laiku tiesiog nieko kito nebenorėsite pasirinkti. Tai kreipkitės pas mus, klauskite, o šiaip produktai yra pas mūsų partnerius ir mūsų parduotuvėse, todėl visada prašom, mielai viską parodysim, duosim išbandyti, ne tik tai pasakosim, kad čia viskas yra gerai, bet leisim išbandyti, palyginti ir patys galėsite tuo įsitikinti, ką galite įsigyti ir ką galite gauti. Iki, ačiū, kurie mus žiūrėjo, ačiū visiems, kurie mus stebi ir iki susitikimų kitoje įvoje.